Kanos gali būti aukštaūgės ir žemaūgės. Aukštaūgės kanos siekia 90 cm, pasiekia 150 cm aukštį, žemaūgės paprastai užauga 40-45 cm aukščio. Na, aš kelias veislės mano mėgstamas parinkau, tai yra geltonžiedė kana žaliais lapais. Labai man patinka štai šitos indinės kanos, kurios žydi tokiais margais žiedais. Ir žemaūgės kanos, parkeo veislė, kurio žiedai išties yra labai tokie skaisčios ciklameninės spalvos ir žalialapė. Indinės kanas mes galime, aukštaūgės rekomenduoju sodinti taip, kaip prieš tai sodiname begonijas, pasirenkant tą pat politeleninę talpą, kadangi vėliau, gegužės mėnesį, gegužės pabaigoje mes jas sodinsime iš tų vazonėlių į nuolatinę vietą. Kai kas bando kaną sodinti tiesiai nuolatinę vietą, tada augalai sužydi labai vėlai ir jūs nespėjate pasidžiaugti. Tai kad kanas spėtų sužydėti laiku ir džiugintų jūs jau nuo rugpjūčio mėnesio savo žiedais, reikėtų ją sodinti kovo-balandžio mėnesį ir, kaip minėjau, į lauką išnešti gegužės mėnesį. Žemaūgiai kanai, jeigu jūs norite turėti žemaūgę kaną ir tokiame mobiliame vazone, aš rekomenduočiau ją iš karto sodinti į keramikinį vazoną, kuriame ši kana puikiai augs ir jūs galėsite vėlgi keisti savo gėlyno vietą, pastatyti jį vienoje vietoje, galbūt ten po to pernešti į kitą, tiesiog pagal savo norą su tą kaną judėti. Nuolatinę vietą sode kanams reikia parinkti itin kruopščiai, kadangi tai šilumamėgiai pietų kraštų augalai, jiems reikėtų parinkti saulėtą, nevėjuotą dirvą ir stengtis maksimaliai, kaip minėjau, apsaugoti nuo šalnų. Jeigu jau pasodinote kanas į lauką ir tai yra gegužės pabaiga ir praneša meteorologinė prognozė, kad artėja šalnas, tiesiog reikėtų kanas pridengti agroplėvele, kuri padės apsaugoti nuo šalčio, jūsų tiesiog augalai nenušals. Vėlgi, kada kanų vegetacija yra gan ilga, bet kaip ir visos daugiametės svogūninės gėlės, jas rekomenduojama iškasti prieš pirmąsias šalnas. Kaip minėjau, pirmosios šalnos pas mus rugsėjo mėnesio pabaigoje.